Pchenjanas, Šiaurės Korėja, dar kitaip vadinama Korėjos liaudies demokratinė respublika. Kai filmas Nereikalingi žmonės buvo pakviestas į 11-ąjį tarptautinį Pchenjano kino festivalį, su režisieriumi Mariu Martinsonu mes supratom, kad tai ko gero vienintelė proga ir galimybė aplankyti šią paslaptingą, niekam nepažįstamą šalį – Šiaurės Korėją. Tik atvykęs čia pasijunti, tarytum būtum Tarybų Sąjungoje kokiais 1950–60 metais. Čia tarytum laikas sustojęs, žmonės apsirengę juodai baltai, jokių reklamų gatvėse, tačiau nestinga partinių lozungų, agitacinių plakatų, milžiniškų paminklų, obeliskų ir be jokios abejonės didžiųjų Šiaurės Korėjos lyderių Kim Ir Seno ir Kim Čen Iro paveikslų kabančių praktiškai bet kurioje pusėje, į kurią pasisuktum. Pirmiausia, kas krenta akis, tai, kad gatvėse nėra daug automobilių, tačiau, kaip matote, reguliuotojas dirba praktiškai ant kiekvienos sankryžos ir reguliuoja tų 3 ar 4 automobilių eismą, kuris toje sankryžoje vyksta. Visos eismo reguliuotojos atrodo pačios gražiausios Korėjos merginos parinktos tam darbui. Jos turi specialius judesius ir tarytum šoka, kažkokį tai šokį, mojuodamas lazdele sankryžos vidury. Štai mes kertame upę ir tuoj atsidursime Jangakto saloje, kurioje stovi tas didžiulis 47 aukštų viešbutis, kuriame mes ir apsistojame. Turbūt ne veltui visi užsieniečiai apgyvendinami šiame viešbutyje, nes tokiu būdu turbūt lengviausia sužiūrėti, kad jie neišsprūstų į miestą, nepastebėti ir nepamatytų to, ko nereikia. Aš ką tik atvykau į Pchenjaną, Šiaurės Korėją, ir čia yra pirmasis reportažas iš viešbučių. Pradėsim nuo vonios, kuri krenta iškart į akis atėjus, tai yra gražiom baltom plytelėm išklota vonia. Yra muilas, yra kepuraitė maudymosi, yra dantų šepetukas netgi, ir netgi tai yra 2 žmonėm. Yra viskas, ko reikia. Čia yra 4 žvaigždučių viešbutis, yra džiovintuvas plaukams, yra rankšluosčiai, įrodymas, kad švaru. Kvapas toksai tokio lengvo, kažkokio priplėkusio tokio pelėsio kvapas, bet tas negazina, lovas nedidelės atskiros. Ir aš esu 25 aukšte, dar neišsiaiškinau, kaip atsidaro langas. Jis atsidaro, turbūt į lauką aš... Absoliučiai nesaugu, ta prasme, kad aš esu 25 aukšte, paprastai pasaulyje visada būna taip, kad neatsidaro šitaip langas, bet čia norint iššokti yra visiškai paprasta tai padaryti. Čia matosi Pchenjano vaizdas, galbūt pasigrožėkime juo. Kol kas tiek. Viskas atrodo pakankamai skurdžiai, kol važiavom nuo aerouosto atrodė, iš tikrųjų skurdžiai atrodė ir tai pakankamai liūdnai, bet, nežinau, šį vakarą mūsų laukia apsilankymas stadione, kur bus rodoma masinė gimnastika. Manau, kad tai bus įdomu. Masinė gimnastika yra, ko gero, vienas didžiausių spektaklių pasaulyje. Pernai Gineso rekordų knygoje buvo užregistruotas kaip didžiausia dalyvių skaičių turintis renginys. Šitoj masinėje gimnastikoje dalyvauja 100 000 žmonių. Tai yra, toks labai sunkiai suvokiamas skaičius, tačiau būtent tiek dalyvių tame pasirodyme mes ir matėme. Priešingoje stadiono pusėje matome gyvą žmonių ekraną, kuriame įvairių spalvotų skydelių pagalba yra rodomi vaizdai. Jame sėdi 20 000 žmonių. Tai yra didžiausias gyvas ekranas pasaulyje. Jo aukštis yra maždaug 40 metrų, o plotis apie 200 metrų. Kol mes laukiame pasirodymo pradžios, į areną be perstojo ėjo minios dalyvių, minios sportininkų, vaikų, vyresnių žmonių, kurie dalyvavo visose choreografinėse kompozicijose. Gyvas žmonių ekranas.
Masinė gimnastika vyksta 2-3 kartus savaitėje vasaros sezono metu. Dabar mes matome, kaip likus šiek tiek daugiau nei pusvalandžių iki spektaklio pradžios ekrane dirbantys žmonės, mes juos pavadinom pikseliais, daro apšilimą. Kažkas paduoda jiems tam tikrus ženklus ir pagal sutartą signalą jie pakeičia tos spalvotus skydelius ir išgauna įvairiausius piešinius, kaip kad jūs matote. Iš tiesų šitas didžiausias pasaulyje šou yra labai ryškus kontrastas tam gyvenimui, kuris yra už šito stadiono sienų. Štai matote žmonių galvas, žmonės pikseliai. Į stadioną mus vežė autobusais, tamsiomis, neapšviestomis Pchenjano gatvėmis, kuriomis važiavo troleibusai, kuriuose nedegė šviesa. Tai yra žmonės stovėjo troleibusuose susigrūdę visiškoje tamsoje. Ir žiūrint šitą šou, kuriame tiek daug spalvų, tiek daug prožektorių, kuriame yra 3D grafika kažkokia paišoma lazeriais tiesiog ore, kuriame, tiesiog visos spalvos ir atrodo visa miesto elektra surinkta tik tam, kad vyktų šitas spektaklis, kai tuo tarpu likusi dalis visos šalies, ko gero, skendi tamsoje, visiškoje tamsoje. Šiaurės Korėja yra viena labiausiai izoliuotų valstybių pasaulyje. Čia vietiniams gyventojams neleidžiama turėti jokių kontaktų su užsieniečiais. Kiekvienas atvažiavęs užsienietis gauna gidą, kuris jį lydi visur, dirba taip pat kaip vertėjas, bet tuo pačiu, pasako, kad štai čia eiti negalima, arba čia jūs turite palikti fotoaparatą, čia fotografuoti negalima, čia galima. Štai, čia galit matyti, kaip kuriami vaizdai didžiuliame gyvajame ekrane. Ir jeigu atmestume idėjinį spektaklio turinį, kuris pasakoja apie pergalingas Šiaurės Korėjos kovas prieš imperializmą, svajonės apie gražią socialistinę, komunistinę ateitį, jeigu atmestumėm visą tai, tai pats atlikimas visos šitos masinės gimnastikos, jis yra pritrenkiantis. Tai yra neįtikėtinas sinchroniškumas visų atlikėjų, tai yra neįtikėtina tvarka, darna. Štai matote žmogų, kurį išmeta 40 metrų į aukštį guminėmis virvėmis. Apskritai šitas spektaklis palieka labai stiprų įspūdį, kurį sustiprina dar ir tai, kad jį įmanoma pamatyti tik tai Šiaurės Korėjoje, tik tai šitoj šalyje. Kitą dieną televizija rodė nedidelį reportažą apie įvykus įvykį. Čia matote, dešiniajam kampe 2 Lietuvos atstovai taip pat pakliuvo į kadrą.